Treneris, sakykit, kaip pavyko sukoncentruoti komandą po tokių rungtynių Taline tokiai kovai, kaip pirmus 3 kėlinius buvo čia? Tai buvo psichologiniai, vaikinai suprato, kad mes jau nebegalim pralaimėti, ypač namie. Plius čia buvo tokia revanšinės rungtynės su Techasu, nes buvom pirmas rungtynės pralaimėję išvykoje, reikėjo laimėti didesnių taškų skirtumų. Ir aš džiaugiuosi, kad vaikinai mobilizavosi ir tikrai pirmus 3 kėlinukus, gal 2,5 sužaidė pavyzdingai. Aš džiaugiausi, bet ta paskutinė antras pusė, kaip pasakyti, nuvylė šiek tiek. Treneri antram kėlinį laimėjo atkarpą 20-0. Čia gero puolimo ar geros gynybos dėka? Aš manau, kad be vienas, be kito nebūna. Jeigu jūs atsimenate, aš prieš sezoną sakiau, kad mane labai svarbu harmonija tarp gynybos ir puolimo. Mes tikrai šiandien, ypač pirmą pusę varžybų, labai gražiai gynėmės pavyzdingai, pildėm viską, kas buvo numatyta. Ir tada, kai apsigynė, turi šansą atakuoti. Labai produktyviai sužaidė Jonas Elvikis. Praktiškai įmetė visus savo metimus ir visi kiti atidavė visas jėgas, išnaudojo. Kai apsigynė, tada ir pult lengviau. Ar varžovo aikštės gynyba, kurią taikė pirmąjį pusę beveik visą laiką, jūs nustebino? Ne, nei kiek. Mes žinom, mes ruošiamės, mes žinom, kad kaip žais prieš zoną ir viskas, tik tai šiek tiek pakeitimų į rungtynių pabaigą, ar žaidėjai patikėjo, ar ką, mes keletą atakų neužpuolėm, užtat jie prisivijom. Ar daug priekaištų žaidėjams sakė dėl antros rungtynių pusės, ypač nuo 3 kėlinio vidurio? Aš pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad mes laimėjom pergalę, tai visą laiką pergalė, bet kaip treneris nėra visuomet patenkintas ir aš Rūbinei pasakiau, kad negalim atsipalaiduoti. Vieno ar kito žaidėjo nepasiruošimas antrai pusėje varžybų neturi išmušti visos komandos, o mes antrą pusę atrodėm kai kur tikrai gan vaikiškai. Treneriai, jūsų vadovaujamoje komanda yra buvę per rungtynes, kad žmogus įdėtų 360 apsisukęs ore? Nebeatsimenu, bet turbūt. Nupynė tinklelius ir iškart snaiperiai šiandien sumetė 15 tolimų metimų 60% tikslumu. Gal čia jūsų laiminga ranka? Bet už to 33%. Tai turbūt čia ne tam esmė. Mes turim komandai snaiperių, kurie tikrai gerai gali pataikyti metimus iš toli. Tai šiandien jie to ir parodė. Dabar iki artimiausių rungtynių 2 savaičių pertrauką, ką veiksite per tą laiką? Manau, kad aišku nėra gerai. Manau, čia yra priekaištas ir varžybų organizatoriam. Mes turim pertrauką tokią ilgą, paskui žaisim kas antrą dieną arba kas trečią dieną. Tai kaip treneriui tai nėra lengva išlaikyti pagautą fizinę kondiciją žaidėjam. Aš pasistengsiu tai padaryti, sugalvosim kažkokius elementus, gal sužaisim draugiškas rungtynės. Kažką maždaug sugalvosim, kad tikrai eitumėm gerin, kada eitų viskas į priekį.